Varom daryti tinklų, kolegos. Labai norėjau šiandien tuos tinklus daryti, bet patys matot, tikrai šiandien tinklų neišeis niekaip. Niekaip. Kad ir kaip be norėčiau, tikrai labai norėčiau, kad dabar prasigėdrytų, šviestų saulė ir eičiau paukščių tinklus daryti, bet nelemta šiandien. O, sveiki kolegos, šiandien pakalbėsim apie paukščių tinklus. Va, žiūrėkit, virš galvos paukščių tinklai yra, viskas veikia, paukščių tinklus darom, jau yra padaryti net 8 metrai paukščių tinklų. Jūs sakysite, Tomai, praėjo visą savaitę nuo mūsų paskutinio pasimatymo. Kodėl tu padarei tik 8 metrus tinklų? Dabar apie tai ir pakalbėkim. Turiu labai daug naujienų. Didžioji dalis naujienų yra blogos, yra kelios naujienos labai blogos ir, sakyčiau, viena naujiena yra gera. Tai gal pirmiausiai ir pradėkim nuo tos geros naujienos, kad pradėti gerą nuotaiką yra ta, kad pagaliau išmokau daryti paukščių tinklus. Pirmieji metrai padaryti. Blogos naujienos kokios yra. Kol supratau, kaip reikia daryti, teko prasikankinti iš tikrųjų ganėtinai daug. Vienu metu jau buvau praradęs visiškai viltį. Visa laimė, kad sklype nėra nei vieno medžio. Tai kad daugiau tokių nesąmonių nebūtų, reikia sklype pasisodinti bent vieną medį. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip vyko darbai. Pirmiausiai viskas buvo tiesiog super. Nusipjau visų stulpų viršūnės. Susikaliau kepurės. Prasigrėžiau visur skylės. Ištampiau trosus. Viskas ėjusi kaip per sviestą, tiesiog puikiai viskas ėjusi, galvosiu, eik tu savo, kaip lengva tuos paukščių tinklus daryti. Kas čia yra, tiesiog ateini, va, bam, per savaitę, viską pasidarysiu, viskas su tais tinklais yra žiauriai paprasta. Buvo taip pat atliktos kelios modifikacijos, pasitariau su Samaliu vyresniuoju, tai aš esu Samalius jaunesnysis, yra Samalius vyresnysis, tai čia mano tėtė, ir visgi buvo priimtas sprendimas pakeisti taip, kaip aš įtempinėjau. Jeigu matot praeitoj serijoj, įtempinėjau 90 laipsnių kampų trosą, pagalvom ir beje žmogus komentarus dar vienas parašė, tai po to irgi pagalvojom, kad tikrai kai vėjas pūs, tas trosas, kai judės, gali būti, kad jisai nusitrins. Pradėjau naudoti va štai tokius įtempimo dalykėlius. Va čia yra skylutė, įkiša trosą, tuomet sukat už to pimpiliuko ir trosas įsitempia. Trosai ištampyti gerai atrodo, kai tie trosai stampi, tai tokiom linijom pakelsius truputį aukščiau. Galit pažiūrėti, kaip atrodo ištampyti trosiukai. Labai gražiai taip, čiū kaip gitarą norisi pagroti per visus. Tai jeigu reikia, pavyzdžiui, trosą patempt labiau, kažkas atsitiko, žinau, koksai stulpas pasilenkė, dar kažkas atsitiko, tai galiu bet kada trosus įtempt daugiau, galiu įtempt mažiau, tai dabar įtempimus galiu reguliuoti. Tada gale taip pat naudoju specialias kilputes, trosų ištvirtint, tai gale tų 90 laipsnių kampų taip pat nebeliko. Reikėjo tempt tinklus, o tada ir prasidėjo pats smagumas. Iš pradžių pagal planą buvau nusprendęs, kad tempt po vieną tranšėją. Tiesiog taip žemyn nuleisiu, tokią palapinę viską sudėti. A few moments later. Visą laiką buvo ramu. Pradėjau tą tinklą vyniot, pakilo vėjas. Man visiškai nepanašu, kad čia yra 4 metrų pločio tinklas. Tai dabar reikia paimti už vieno galo, tempt žemyn ir apačioj prifiksuoti ir už kito galo kitoj pusėj prifiksuoti. Fiksuoti bandysiu tiesiog su paprasta viela. Atsikirpsiu, sulenksiu tokį kabliuką ir prismeigsiu prie žemės. Reikia truputėlį pamastyti. Gera naujiena yra ta, kad šita žalia viela tikrai labai gerai laiko. Geriau prismeigia negu tikėjausi. Bloga naujiena kokia yra, kad reikia labai tankiai prismeiginėti. Žiūrėkit, aš čia prismeigiau kas pusę metro, jeigu tai vis tiek tarpai yra didžiuliai. Tai jeigu aš čia, pavyzdžiui, net ir šitų vietų prismeigsiu, tai čia bus kas 20 cm, pavyzdžiui, prismaigstysiu, vis tiek tie tarpai lieka labai didžiuliai. Tai čia išeina, kad aš turiu prismaigstinėti vos ne kas 10 cm. Po to reikės kintuogas. Tai reikės viską nusmaigstyti, tada nuskint ir vėl užsmaigstyti, nes šilauogės yra skinamos 2 mėnesius praktiškai nuo vieno krūmo. Tai įsivaizduokit, tai kiekvieną kartą reikės atsmaigstyti, paskint ir vėl užsmaigstyti. Nesąmonė, ne, viskas tikrai žinau, kad nesąmonė. Tas tinklas labai įdomus. Tu jį išvinioji, jisai būna tik tais daugmaž va tokio pločio. Tada tipo tu įtempius kaip guminis. Ir įsitempia iki 4 metrų, važiuoju, kad jisai, čia nėra 4 metrų, tiek aš neištempiu, jos visą sistemą teko nuardyti. Tada pagalvojau, kad dengsiu viską ištisai. Ir nusprendžiau viską daryti išilgai. Tai reiškia, vieną tinklo galą prisitvirtinau čia, viską išsitempiau
ir tuomet bandžiau kitą tinklo galą pritvirtinti čia. Vaizdas iš šono, manau dabar viskas aiškiai matosi, ką aš norėjau pasakyti. Matot, kaip tinklas įtraukia trosą į šoną ir toksai pilas atsiranda. Tai man dabar, pavyzdžiui, prie sekančių kabinti jau būtų toli, aš nepasiekčiau. Ir tuomet gaunasi, kad viskas taip į šoną, tai na, aišku, galima sustakyti, važiuokit, va čia du sukabinau į krūvą jau, va šitoje vietoje. Tuomet viskas taip važiuotų į šonus. Aišku, būtų galima galbūt mėginti taip kažką imti sukabinėti, bet nu labai didelis pilvas gaunasi. Ir va čia būtų stulpas. Va. Tuomet mano trosas pasitiesintų. Tai va, jeigu stulpai būtų sukalti tankiau, šitas variantas būtų iš tikrųjų visai neblogas. Va, galite pažiūrėti, kaip būtų vaizdas iš viršaus. Visas tinkliukas įsitempęs, viskas užsitempė. Ten tas skylės taip pat patankinčiau ir būtų paukščiai, kad nepralystų. Tų žiedųgi čia gali prisidėti, ne problema. Bet va, tai variantas numeris 2 man taip pat netiko. Jeigu stulpus būčiau dėjęs dvigubai tankiau, toks variantas tikrai būtų paėjęs. Aišku, aš tingiu stulpus dėti dvigubai tankiau, tai kainuotų pinigų. Jeigu aš stulpam dabar išleidau, galvoju, man atrodo, aš stulpam išleidau, 1,5 gal tūkstančio eurų. Kažkas, nu nežinau, kažkas, virš 1000 eurų tikrai išleidau stulpam. Jeigu stulpus dėčiau dvigubai tankiau, tai reiškia, man kainuotų dar mažiausiai 1000 eurų papildomų išlaidų. Nusprendžiau nedėti stulpų dvigubai tankiau. Dirbu, darau tinklus, bet va, jeigu pasižiūrime kitą pusę, su draugais dirbu, žiūrėk, draugai sėdi, laukia, žiūri, kas čia bus, jau galvoja, strateguoja, galvoja, tas čia spės kažką padaryti ar nespės. Va, toks būrys tiesiog atskrenda, viskas, tu tiesiog, nu kosmos, važiuokit, toks būrys, pavyzdžiui, atvarų pas tave į lauką, viskas. Kiek čia laiko užtruktų nulesti? Toks būrys atlėkia ir viską lesa, tiesiog naikina viską tavo akise, tu matai. Vienam gale dirbi, kitam gale naikina. Jausmas nekoks, pasakysiu, jausmas nekoks. Na, o kai paukščiai atskrenda, parodysiu, va, ką jie padaro. Tai vienas dalykas čia dar matot yra tų uogų ir prinokusių, ir neprinokusių. Jų dar nėra daug prinokusių, bet jie vis tiek atlėkia, tiesiog viską čia taršo, daužo viską. Ir va, matot, ką jie padaro. Kiek buvo uogų prinokusių, visas uogas jie tiesiog numėto ant žemės. Paskui arba jas sulės, arba tiesiog jos taip ir lieka, bet jos bet kokia atveju sugadintus yra uogos ir viskas. Ir taip va, prie visų krūmai. Paeinam, pavyzdžiui, šoną. O, matot, visur jie uogų va tik prinokusias ir visas jie nutaršė, visas visur matot ant žemės, o žiūrėkit. Ir žalias, aišku, taip pat irgi numeta, visas numeta. Pavyzdys, pavyzdžiui, va, irgi iškapojo, numeta. O, tarkim, kiekį, kokios, žiūrėkit, dydžio šilauogės, kokio buvo. Iškapota, čia iškapota, išplėšytas kaip. Susitinkam šiandien visai kitam ampluo. Atvažiavom pas Tomą į lauką, plantaciją didžiulę. O dar rytoj važiuojam į tvoras mes. Tai Toma laukia labai, nu, turbūt fainos 2 savaitėlės, kol aš čia viską pasidarys. Ten Tomas pareina. Reikia greitai, kol nemato, atsilyginti jam. Greitai. O kaip praeitoj serijai matė, Tomas valgė mano uogas, reikia dabar atsilyginti ir man greičiau, kuo daugiau nuvalgyti. Kur Tomas? Mato Tomą? Oi, kokios saldžios. Pažiūrėk, kokį dydžio. Oi, tu savo. Gal nepamatysiu. Man rodos pamatė. O. Na ir galų gale, iš 3 karto priėjau prie dabar savo tinkamo sprendimo. Tai va, jau išmėginau, 2 juostas užsidėjau, viskas atrodo tikrai, žinokit, puikiai. Įsitempė, matot, aš palyst puikiausiai telpu, tinklas įsitempęs labai gerai, trosai visiškai nejuda. Prinešiu jūs dabar, kolegus, arčiau prie tinklų, kad suprastumėt. Tai dabar va, tinklai yra sujungti, sujungiu tinklus su štai tokiom kabėm, viskas susijungia labai gerai. O čia dar tokie tarpeliai lieka, bet čia kaip ir dabar irgi mokausi, jau išmokau. Aš sujunginėjau va čia per pačius galiukus, todėl man tas kilputes reikėjo dėti labai tankiai. Dabar išmokau, kad reikia tiesiog tinklą va taip užkeisti ir sujungti toliau ir tuomet man kilputės reikės dėti rečiau. Tai čia man dar kilpučių trūksta, dabar tik kaip ir sakiau, šiaip susidėjau, po to tas kilputės dar padidinsiu ir va taip tinklas bus sujungtas tokiom kilputėm. Tinklas yra įsitempęs, viskas super, po apačia paitelpu ir kas dar yra labai gerai, kad mano tinklas vaikšto. Aš jį bet kada galėsiu sutraukti. Pagal planą dabar darysiu tinklą nuo stulpo iki stulpo ir tuomet tenais jau tiesiog pritvirtinsiu. Tada vėl nuo stulpo iki stulpo ir aš tokiais etapais galėsiu tinklą labai lengvai tiesiog atkabinti ten ir visą va taip sutraukti ir palei stulpą va čia pakabinsiu, susuksiu ir per žiemą iš čia bus. Tuomet, nu čia, nes čia tas įtempėjęs. Tu prikabini tinklą va su šitom kabutėm va, tuomet tu tinklą gali traukti kaip užuolaidą, va, žiūrėkit, matot. Tu jį trauki va ir aš juos tiesiog visus galiu sutraukti į vieną vietą. Kaip galvojat, kolegus, šitas ateis pas mane ar neteis? Spėkit, kolegus, komentaruose, visgi atėjo tau draikymo, nes ar netėjo, kaip jūs galvojat?
Neblogai šnioja, neblogai. Blogai tai, kad viskas trunka labai ilgai. Po truputį vis darysiu, žiūrėsiu, kaip čia seksis. Vėl visa man savaitė iškrenta, nes mes išvažiuojam tvert tvorų. Dabar turim per vieną savaitę padaryti būtinai 2 objektus, nes žmonės jau labai seniai laukia. Esam prisižadėję, tai dabar man artimiausius 7 dienos visiškai iškris ir čia laiko tikrai kada dirbti neturėsiu. Na, bet planas būtų per šiuos metus pasidaryti, kad kitiem metam tinklai būtų jau paruošti. Nusipirkom betono maišyklę. Tobulėjom po biškį, važiavom į žiauriai fainą vietą. Ir savininką turim. O? Sakė, traktorių parodė savininkas ir paskui. Jo, tai dar po to bus kontento. Šiaip netaip surinkom. Nežėjom, žinok, laiko. Nežėjom, jo, bet... Savininkas labai bet vienu žodžiu, jo, savininkas labai fainas, tai žinau, kad mes šiandien visą dieną ką darėm, tai tiesiog surinkom tą ir turbūt važiuosim namo. Unboxingą padarėm. Jo, unboxingą padarėm, važiuosim, bet vis tiek prieš važiuojant namo. Nei vieno varžto neliko. Jo, dalių neliko beje, kad nebūtų keista. Tai ką, pabandom, pirmas jungimas, nuprašom tautydai. Būgnai ir jungiam, kas čia bus. Ir kaime tik tai dingsta elektriškai. Nu, jungiam. Turim kolegą, kuris dirba. Ką čia daro, Tomai? Bandau įkišti. Bandai įkišti. Bet man, žinai, sunkiai sekasi kaišyti. Sunkiai? Nu. Bet tiek, kad kaišės, aš manau, jau turėtum. Nepatyręs dar. Na ką, kolegus, atėjo laikas sužinoti, ką turim valgyti. Taigi pirmas pas mus Tautvydas ir būgnai. Ir ką tautas turi? Oi, tu savo, kažkokie tai virtinukai, padažiukas, agurkiukai. Agurkiukai rauginti. Tai aišku, tautas agurkų magnatas, savo agurkiukų. Bet čia ne mano. Ai, ne tavo? Ne, pirkti, žinok. Nu, blemat, nereklamuokit tų. Nu, bet tai labai skanus, žinok. A, irgi skanus, ne? Iš Belį. Iš kur? Maisto namai, Belį. Nu, kur Džimplius apačioje yra. Nu, tarkim, apsimėsiu, kad žinau. Nu, tai va. Čia man per prabangį turbūt parduotuvė. Taip. Ką dabar Tomas turi valgyti? Tomas šiandien turi valgyti ką? Ogi vandens. Ne, Tomas sakė storas, Tomai valgyti negalima, tai šiandien aš turiu tik vandens. Nu tai žiūrėsime Tautvydo kuldinukus, virtinukus ir pavydėsim tada visi. Tu vakar negražiai kalbėjai su Migle, aš girdėjau. Ai, nu jo, Miglė už tai man nieko nepadarė, aišku. Nu, tai taip. Nu, fantastika, man tai pasirodė, jeigu sumuši draugę, tai to valgyti neįdeda kitą dieną. Bliamba. Reikės daugiau duoti? Reikės, nu, reiškia, per mažai buvo, dar girdėjau. Reikės daugiau. Ne, jeigu rimtai Miglė sakė, aš esu storas ir man sakė, valgyti negalima, tai vandens, tik tai gavau, nu, ką padarysi, tai tiek su vandeniu gyvenu. Šiaip tai mes valgom pietus ir ką mes Tautvydai jau nudirbom ir dabar valgom pietus. Įsikrovėm medžiagas. Įsikrovėm medžiagas, taip. Sudėjom mašalką. Ai, man jo. Nu. Ir viskas. Ir viskas, nu. Ir vartai beveik išpakavom. Tai va, tai valgom pietus, padarė va tiek darbo, žiūrėkit va. Tai tiesiog sudėjom vienų vartų pusę šiandien per dieną ir jau ką, viskas, nuo pietų pertrauką, tai papietausim, sudėsim antrą vartų pusę ir jau važiuosim namo, manau.